Taip, tai sveiki visi, su jumis sveikinasi Jonė, Wild Souls narė. Tai šiandieną pakalbinsiu savo klubo narius, tai mūsų klubo įkūrėja Vaida ir mūsų klubo bendruomenės atsiprašau, Nieko, sunkios tokios pareigos. vadovė Ineta. Tai kalbėsim apskritai apie tai, nuo ko prasideda ta veikla bendruomenėje, ką reikėtų žinoti naujokui, kas mum yra ta bendruomenė, kokią vietą mes joje užimam. Tai manau, kad ir pradėsim. Tai Vaidai, gal gali papasakoti apskritai, nuo ko prasidėjo bendruomenės kelias ir kodėl žmogus, niekada nebuvęs jokiam bėgimo klube, sugalvojo kurti bendruomenę. Tai sveiki visi, Ineta, labas. Labas. Tai pirmoje vietoje labai fainai, kad šitą podcast'o rolę perėmė į Jonę, tai žiauriai ačiū tau ir labai tikimės smagių visokių podcast'o įrašų. Tai labai fainai, kad pirmąjį tokį podcastą sugalvojai surašyti kartu su mumis. Tai ta tokia, sakykime, vadovybė, kaip čia taip galima pasakyti, grietinėlė. Tavo Wild Souls, tai tikrai yra smagu pasidalinti tą visą istoriją galbūt, ar ne, kaip ten viskas vyko ir kas tikrai nematoma, nes dažniausiai mes matom, kas yra čia šiandien dieną vykstantis dalykai, ar ne, o vis dėlto klubui yra jau 5 metai, daugiau negu 5 metai, tai tokia gan, sakyčiau, solidus gimtadienis, ar ne? Jeigu trumpai pačią įsikūrimo istoriją ir labai tavo toks geras pastebėjimas, nes iš esmės aš niekada nepriklausiau jokiam bėgimo klubui, atstovaudavau kartais kokiais nors ten bėgimuose, kai ten paprašydavau, gal gali prabėgti už kažką, tais dabar turbūt to nedaryčiau, vien iš tokių galbūt vertybinių paskatų atstovauti klubą, kuriame nesi, atrodo taip biški lievai ir kažkaip tais, nežinau, bendruomenė atstovauti, kurioje nesi, tiesiog tam, kad atstovauti taškų parinkti, manau, yra taip mažiausiai net nesąžininga kitų atžvilgių, kitų bendruomenių. Tai tokie laikai būdavo, tai va, ir istorija iš esmės yra labai paprasta, tai yra buvo covidinis laikotarpis, po covido buvo projektas nealkoholinio alaus skatino kaip čia, judėjimą visą, ar ne, tokį ieškojo trenerių, kas gali pravesti treniruotės skirtingas ir viskas, jau suko tokį projektą, manęs paklausė, ar tu nori pravesti. Man buvo toks irgi pirma tokia patirtis su grupėmis darbo, nes iki tol daugiau treniravimas buvo toks individualus. Ir viskas, ir pasibaigus tam projektui, ta grupelė, kuri ten pas mane kartu su manim treniravosi, tiesiog sako, tai Vaidai, ką toliau darom? Ir viskas. Tai... Aš, Vaidai, trumpai noriu į pokalbį įsiterpti. Ta grupelė, su kuria pradėjai, jų dar yra žmonių mūsų klube? Tai taip yra. Tai žiauriai fainai, kad juos turbūt reikėtų pakalbinti, kaip jie iš savo perspektyvos viską... Kitame podcast'e tai ir padaryti. Jo, kaip jie visą tą virsmą ir pokyčius matė, nes mes, sakykime, ta tokia vadovybė, ar ten pats, tai mes esam dažniausiai tokia buitiniam lygmenyje užsisukę tais savo darbeliais, galbūt tikrai nemažai tų dalykų nematome, tai čia šiaip žiauriai tokia, idėja. Tai va, tai ir po to buvo turbūt pagrindinis galbūt bendruomenės toksai kaip akcentas, kad kažkuo mes turim pasivadinti ir pradėjo toksai, tai kaip čia mes dabar vadinsimės, kaip čia galėtų būti tas pavadinimas ir panašiai. Kadangi mano paties pirmoje vietoje buvo toksai pozicionavimas ir aš save po truputį buvau per ten eilę metų atradęs kaip tokį pozicionavimą, slapyvardį, nežinau kaip čia pavadinti, Wild Soul. Toks laukinis žmogus, kažkas toksai, va, tai tas, žinoma, tas Wild Souls jis irgi keitėsi, tas savoka, apie ką jis yra ir panašiai, tai kažkaip tais natūraliai bendruomenė pati, kuri buvo susibūrusi, sako, tai vadinkime tiesiog Wild Souls. Tai nieko kažkokio labai ten super, kažkokio ten išmąstymo, tai turbūt primityviausias, paprasčiausias būdas, kaip mes tapome iš pavadinimo, toks pavadinimas mūsų kaip klubo tapo, ja. Bet šiaip iš esmės, kaip dabar ir kaip anksčiau, kuo skiriasi, vis tiek pradėjo turbūt nuo treniruočių, po to viskas evoliucionavo į tai, kad atsirado ir kažkokios bendros veiklos, baidarės, susibėgimai, kažkokios socialinės veiklos.
Tai viskas prasidėjo, tiesiog buvo vien tik treniruotės, ar iš karto prasidėjo ir kažkokia socialinė veikla? Gal pradžioje tai ir būdavo tokios vien treniruotės, kaip ta socialinė veikla iš esmės paraleliai visą laiką iš tikrųjų būdavo. Gal nelabai buvo tas toksai, žinai, nauja bendruomenė, neaišku, nuo ko čia pradėti, kaip burtis. Kažkam tinka, kažkam netinka. Gal dar toks pastebėjimas iš tų bendruomenių, nes visos bendruomenės evoliucionuoja, jos praeina tam tikrus etapus ir jos, tai yra visiškai normalu. Šiaip dažniausiai statistiškai įmonės po 5 metų bankrutuoja arba labai stipriai evoliucionuoja. Tai čia su bendruomenėm irgi tas pats yra. Tai čia kažkas ateina, kažkas išeina. Vis tiek pradėjai viską pats ir nebuvo sudėtinga, atsirado pas mus Ineta. Ar nebuvo sudėtinga šiek tiek permesti tos darbus, ar natūraliai tiesiog jau laukiai, kada atsiras žmogus ir kuris perims visą tai, nes tiesiog nepavežiai? Jo, tai prisimėjau dabar, ką norėjau pasakyti, bet ar atsakysi tavo klausimą. Tai iš esmės, kol yra nauja bendruomenė, tai yra sunku pozicionuoti aplinkai, kas tu toks esi, nes pats dar nesigryninęs ir tu pritrauki ne visada tokius žmonės, įsitraukia, kitaip gal sakant, ne visi žmonės, tie, kurie teisingai nuskaito, apie ką tai yra bendruomenė. Tai gal didžiausias iššūkis yra pradžioje su tuo, kad ir jeigu šiuo metu po 5 metų netgi prie mūsų prisijungia žmonės, kurie neteisingai nuskaito, tai vadinasi, jau kažką mes darome nelabai gerai su pozicionavimu. Tai pradžioje visą laiką per tą virsmą būna tie, kad aš tikėjausi, kad taip yra, o pas jūs taip nėra. Tai, tai yra normalu. Tai va, o dabar šnekant apie Inetą, tai taip, vienas iš tokių didesnių pokyčių klube buvo pasidalymas tam tikrų atsakomybių. Ir labiau supratimas, kad, iš esmės aš vienas negaliu visų tiesiog fiziškai projektų tempti, lygiai taip pat kaip ir bėgimas yra ne vien tik tais ten koja, kairė, dešinė, bet yra daug visokių daug kitokių dalykų, tai natūraliai ir žiūrint iš tos treniravimo pusės, jeigu aš ten supratau vienu momentu, kad mano treniravimo kokybė kenčia dėl to, kad aš esu ir buhalteris, ir personalo atstovas, ir ten projektų, ten ambasadorius ir visų kitų dalykų. Ir šiaip vyrai negali turėti kelių asmenų vienų vietose, todėl Vaidas ir pagalvojo, kad aš galiu kaip moteris tam tikrus dalykus sustiguoti. Tai aš, Vaidai, perimsiu gerai mikrofoną, leiskit man pakalbėti. Gerai, tai Ineta to pačiu gal ir papasako, kaip atsiradai šitoj bendruomeniai, visgi esi 3 vaikų mama ir ką dažnai girdžiu iš kitų žmonių, kad jie nenori užsiimti kažkokią dar užklasinę, taip sakant, veiklą, nes turi šeimą ir nori visą laiką praleisti laiką su šeima. Bet, aš myliu savo šeimą, viskas ok. Bet mes gal turbūt reikėtų kiekvienam iš mūsų ir laiko savo, ar ne? Tai pats apie valsausus aš žinojau, irgi senai matydavau, stebėdavau vieną akim. Ir kai Vaidas pasiūlė prisijungti, aš dar pati savim abejojau. Prisijungiau ir tada, kai Vaidas puikiai atsimenu, net žinau, kada jis man parašė, kada pasiūlė padėti, prisijungti prie komandos ir kad Vaidui nukristų visos tos, kaip aš sakau paprastai kalbant, nereikalingos atsakomybės. Vaidas šitą dalyką norėjo pasidėlioti taip, kad galėtų suteikti tau, man ir visiems kitiem klubo nariam dar didesnę kokybę. Mes visi atėjom dėl to, kad turim tam tikrų kažkokių tikslų. Mes iš pradžių vienas galbūt, kad nubėgtų tos 5 kilometrus, kitas jau turi savo kažkokių sportinių interesų. Tai Vaidas ir yra vyr treneris. Jo pagrindinis dalykas ir yra, kad mes visi pasiektume savo tikslų, kad tu gerai subėgtų mane ten savo, kokiuose paskutinėse varžybose buvai? Šveicarijoje ir labai gerai subėgai. Tai dėl to, kad Vaidas tam ir dirba ir dėlioja su jumis kiekvienu tam tikrais klausimais. Ir dar, žinai, kalbėtis, derinti su kiekvienu žmogum, tai yra didelis darbas. Tai man Vaidas parašė per Kalėdas, atsimenu. Taip, antrą kalėdą, kaip dovanėlę, sako, Ineta, pagalvok, man tai buvo didelis įvertinimas, o aš buvau gal tik tai porą mėnesių, dar tik prisijungus ir bėgusi. Tiesiog matė, kad turbūt turit kažkokią charizmą. Iš karto matosi, kad žmogus... kad žmogus yra žmonių žmogus. Jo, tai jo, Vaidas tą ir akcentavo, jis mano sielą taip ir matė, kad esu žmonių žmogus ir žmonės su manim pakankamai mėgsta būti. Gal, žinai, tas yra svarbu, kad ir žmonės atsivertų tau, žinai, nes jeigu
taip viskas Taip. dalykiškai visada bus, tai sunku ir tą bendruomenę, žinai, Tai va, puoselėti. kas ir yra bendruomenė, ne? Mes ką tą ir kalbam. Pačios tik šiandien deriname savo outfitus ir taip toliau. Bendruomenė ir turi būti apie žmonės, ne? Vieni ateina dėl bendruomenės, kuriems reikia va bėgti, sportinių tikslų, kiti ateina galbūt ieškodami draugų, palaikymo ar kažkokių nuotykių. Tai va čia reikia visą tai apglėbti ir išsiaiškinti. Vaido šiaip pagrindinis ir darbas yra, kad sakau, tu, aš subėgtume gerai, ne? Ir visi kiti, turiu menį, kad sakau, subėgtume gerai, pasiektume savo vidinių tikslų. Kaip ir sakau, vienam gal reikia tik pirmus 10 kilometrų nubėgti. Ir čia jam bus didžiulis pliusas. Ir ką Vaidas va kaip ir kalbėjo, kad ne, galbūt pradžioj buvo, kaip ir sako, ne tas pozicionavimas. Mes tikrai iš šono, aš ir kaip pati mačiau, man atrodo čia. Ir yra super turbo klubas, kur bėga ir tu jų bijai, nes jie dar su savo tom šustrom gražiom timpom, jie patys gražiausi. Kaip tik turėjau pacientą prieš porą dienų ir kažkaip, sako, dalyvavau TKN, sako, bet ten, sako, tie iš Wild Souls, man rodos, visas pirmas vietas užima, sakau, tai aš ten priklausau, sako, tu turbūt gerai bėgat. Taip, nes va tas ir buvo, kad nu visi galvotų, čia tai kieti. Aš atsinu pati prabėgu Karoliniškės, labai svarbu va irgi su mūsų apranga, tai va ką aš daugiau irgi va stengiuosi daryti, va dabar persimėta mane tas atsakomybės, kad va susiderint mūsų aprangas, bendravimą su partneriais, kad Vaidui nereikėtų sukti per daug galvos. Taip, jis man dar daug padeda, bet tai yra irgi taip reikalų, bet va kaip ir sakau, pamečiau mintį. Labai gerai, gali tada man perduoti. Šaunuolė, labai gerai. Gal tęsiant apie pačią bendruomenės visas dalykus, čia nežinau, kiek papildysiu gal tave, kad iš esmės tas tokių atsakomybių paskirstimas, tai mes kaip subrendom iki to, kad ne klubas pats organizuoja visokias veiklas, bet daugiau Ineta kaip bendruomenės vadovė padeda joms vykti. Tai yra du labai skirtingi dalykai, nes jeigu bendruomenė yra varoma tuo, kad yra kaip... Bet tik Vaidas ir aš dirbtume, tai nebūtų bendruomenės. Jo. Bet tas pats Tomas, kuris stovi už kameros, jis yra bendruomenės narys. Ir mes stengiamės, kad visi šitą bendruomenę... Ir apskritai labai sudėtinga kažką suorganizuoti didžiuliai kompanijai žmonių, jeigu jie neįsitraukia, ar ne? Taip, va čia ir yra tas dalykas. Va tą ir noriu, kad visi žinotų, va, mūsų klubiečiai, kad bendruomenė esame mes. Ir jūs kiekvienas galite atnešti ir prisidėti kažkuo savo. Tomas mums dar skolingas, čia specialiai pasakau garsiai, arbatos ceremonija. Jo yra tobula mano kojų masažuotoja ir visus irgi kviečiu pas jo nenueiti. Tai žodžiu, bendruomenė kuria mes. Turime, jūs irgi visi dalinkite savo idėjom, projektais ir tik tai kartu galim viską padaryti. Ir turbūt lengviau kartu viską pasiekti. Kaip ir va dar, nu, pasakykit, kada nebegalėsiu kalbėti. Tas pats va vakar irgi dar bėgam, sunkioj treniruotėj Vaidai labai ir bėga Raimonda man iš galo. Ineta laikyk! Tai va čia kaip ir sako, aš kartais sakau, kankintis kartu. Bet šitas tikrai priduoda, aš, pavyzdžiui, net man sudėtinga tas tokias sunkes treniruotės daryti pačiai, man jos gaunasi turbūt prasčiau, bet kartu, kai mes tą darom, kažkaip ir atrodo, kad iš kažkur to rezervo gauni dar papildomą. Taip. Kažkur atrodo jau kaip ir nėra tų jėgų, po to kažkaip pamatai kažkieno veidą arba pamatai, kad dar kažkam gal dar blogiau negu tau. Tai kažkaip palaikom vieni kitus, ar ne? Jo, ir dar dėl tų pačių grupinių treniruočių tai yra labai geras dalykas yra tas, nepaisant to, kad grupėje, jeigu mes šnekam daugiau apie grupės, nes tokios skirtingos temos yra pati treniruotė ir bendruomenė, nes bendruomenėje tu gali tiesiog turėti kaip klubai, kurie ateini pasportuoti, bet tu nedalyvauja bendruomeninėje veikloje, bet čia tiesiog kitos temos, bet šnekant apeliuojant truputį apie tavo tą, kur kartu kaip ir galima agresyviau pasistengti, taip labiau save papušinti, tai vienas iš grupinių dalykų treniruočių tai dar yra tas, kad mes treniruojamės labai panašesnėmis sąlygomis kaip ir per varžybas, nes kitu atveju mes sportuojame vieni, o varžybose dažniausiai mes būname grupėje. Taip. Ir kai ateina tas grupinis pingpongas, vadinamas, arba ten kažką reikia lenkti, arba ten vytis, nevytis, nežinai, nes jeigu visą laiką tu ten vienas bėgiodavai tais, žinai, tiesiosiamis, tai yra didesnė klaidų tikimybė. Tai čia vienas iš to tokių, žinai, kodėl kartais grupinės treniruotės turi dar to. Ir mes dar kaip tik perėjom ant grupinių treniruočių temos, tai gal tuo ir tęskim. Tai gal galit papasakot, kaip jos vyksta, kiek kartų, ar naujokai gali dalyvauti bet kuriuose treniruotėse,
apie patį konceptą. Jo, tai iš esmės irgi toksai, nepaisant to, kad pas mus klubas irgi evoliucionavo labai stipriai su trenerių komanda, trenerių, kineziterapeutų, medikų, ten bendro fizo, dabar planuojam dar įtraukti slidinėjimo kaip papildomos veiklos sporto. Nu, viskas jungiasi, viskas yra tam sąmoningam sportavimui reikalingi dalykai ir nėra, kad vienas Vaidas veda visas treniruotės ir jisai ten gali atsakyti visus klausimus, ten su mityba susijusius, su ten kur kam skauda, kokie patempimai yra ir panašiai. Tiesiog tai yra nerealu ir jeigu toks treneris atsakinėja visus klausimus, tai manau, kad verta bėgti kuo toliau nuo jo, nes vienareikšmiškai. Jeigu turi tokių trenerių, tai pagalvokit. Nu, aš kažkada buvau toksai, bet aš evoliucionavau. Bet per patirtį turbūt ir ateina, kad ten, ką girdėjai galbūt per televizorių, nereiškia, kad yra teisybė, ypatingai kai mes tos informacijos tiek gaunam šiuo metu ir neįmanoma suprasti, kuri jinai yra teisinga, kuri ne. Jo, tai tikrai yra kiekvienos, bent toks požiūris pas mus dabar yra, kad yra tam tikriems klausimams yra tam tikras specialistas ir tu gali iš bendruomenės paklausti, kokius dažniausiai batus renkatės, ten kažkokius tokius klausimėlius, bet vis tiek tu rinksiesi batus ne pagal bendruomenės pasiūlytą gražiausią ten geriausią modelį, tu rinksiesi to modelį, kuris yra tavo pats tinkamiausias. Nu, nebent tavo pėdos tipą greičiausiai tinka, jeigu tu esi plokščiapėdis. Tai arba kur tu bėgsi tiesiog, nu, ir kiti dalykai. Tai čia gal toksai vienas iš to evoliucionavimo ir iš to taip pat evoliucionavo ir pačias treniruotės, ta prasme, jų skirtingumas pagal pajėgumą, tai dar vis šitame etape nesame dar pilnai surinkę grupės, tai tam tikros grupės būna, kartais yra sujungiamos, kartais ten basic grupė su Eli grupė kartu treniruojasi, tai panašiai. Nori kažką pasakyti? Uodas puolė. Tau puodas ant gal. Tai nieko tokio, mes čia gamtoj, tai viskas gerai. Pripratę. Šiaip tai kai bėgam, nekanda, labai greit bėgam. Nepavyja. O čia tai gali... daryti podcastą, kur nors lipant į kalną. O čia sėdint gali uodas ir nunešti. Jo, todėl mes ir bėgam, nes mums čia įprasta sėdėti, nu nėra mūsų. Šiaip žmogaus struktūrai nėra įprasta sėdėti, jis turi judėti. Tai ką galiu irgi papildyti apie treniruotės, ne? Nuo rugsėjo planuojam vėl atnaujinti pradedančiųjų grupę, nes, na, tikrai jiem būtų paprasčiau pradėti nuo pradedančiosios. Jo, tai mes tą grupę turėjom, iš esmės, tik tais vasaros metu tiesiog atostogavom ir susidėliojom, tai grupės pas mus yra, dengiam nuo vaikų iki vyriausių, pas mus jauniausias narys bendruomenėje klube buvo 9 metų vaikas Valsaus Juniorso vyriausiasi, dabar Algimantas kaip tik šiandien beje gimtadienį švenčia. Tai turbūt šiam 7 metai, jeigu aš kažkaip ten nesumeluočiau, tai toks jau solidus tikrai ir labai įkvepiantis mūsų klubo narys. Ir kartu beje su sūnum bėga, tai va kviečiam šeimas prisijungti irgi. Tai va, tai jeigu šnekant apie tas išskaidimus, tai yra Valsaus Juniorsai, yra beginners, tai yra pradedantieji, kas yra dar toksai, pastebėjom, kad nelabai dengiam, o yra poreikis ir poreikis gal ne tiek, kad Lietuvoje, bet tarkime, dar ne tiek, kad pačių vaikų, bet yra poreikis augti mums šitoje srityje, nes turim galimybės vykti į aukšto lygio paauglių čempionatus, ką mes turėjom šiemet, tiesiog neturėjom net ką siūsti, tai matom, kad yra su 15-likiniais, 7-likiniais, U18 iki 18 metų turim kol kas tokią spragą. Bet čia, manau, ne tik mes, bet visoje Lietuvoje šitoj bėgimo bendruomenėje. Jo, bet aš daugiau šneku apie tai, kad mes grupėse esam toksai juniorsai ir po to perina iškart į suaugusius. Nėra tos paauglių grupės, jaunių, taip sakant. Jo, tai kol kas dar tokia mintyse, manau, kad išsivystys irgi įsievoliucionuos, jeigu jau šitą dalyką pastebam kaip problematinį. Užaugsime tas vaikai. Kol kas tokie yra vaikai, paaugliai jungiami prie beginerių grupės, nors kai kurie paaugliai jau bėga stipriau negu begineriai ir ruošiasi, pavyzdžiui, dabar 21 Kuršių nerijos maratonui, ar ne? Tai tikrai jau stipriai jau vaikai bėga. Tai vaikas vaikui nelygų, tas paauglys. Tai va, tai turim grupę beginerių, kurie yra tokie pradedantieji, tai visai dar neturi to žalio supratimo ir kurioms reikia sąmoningumo, tokio dar tiek ir fizinio parengimo, sustatymo, tiek bazinių dalykų.
Ir po to yra jų evoliucionavimas yra į basic grupę arba būna toj beginnerių grupėj tol, kol būna, kol perina, kol vis tiek eventually perės į basic grupę. Dar turbūt nėra tiek metų klubai, kad būtų, kaip čia, vaikai užaugtų iki... Jo, to Bet ne... auginsime, savo vaikus tai auginsimės. Šiaip tikrai labai tikiuosi, kad nuo rudens susirinksim vėl jau. Galėsit kartu į pasaulio čempionatus suvažiuoti. Taip. Tai aš labai tikiuosi, iš tikrųjų. Tai va, tai beginnerių grupė, tada yra basic grupė, kuri yra jau mes visi jau kurį laiką sportuojantis arba ten siekiantis tikslų. Varžybinių labiau, sakykime, pagrindinė ta visa didžiausia grupė yra. Ir Eli grupė, tai jinai yra, ją patenka tie, kurie važiuoja į aukščiausio lygio pasaulio Europos čempionatus. Tai daugiau dėmesio ir panašiai. Tai va, tai toks įskaidimas, tokios grupės ir sportuojam. O patys laikai sporto treniruočių, tai pas mus yra, arba mes dirbame su treniruočių planais kartu ir su grupinėmis treniruotėmis, arba tik su online coaching, su treniravimo planais tiem, kas labiausiai gyvena užsienyje, kas aktualiu, ar ten kitose miestuose, kas negali treniruotis. O daug yra iš kitų miestų žmonių klubo narių? Iš kitų miestų arba kitų valstybių yra gal apie 15, tai taip nemažas, sakykime, procentas. Mes iš viso turime visumoje su visais, kurie yra ten atostogose, netostogose, arti 100 narių, tai šiaip tikrai didelė kompanija palyginus tikrai jau. Taip. Ir dar galiu papasakoti šiek tiek, kaip tos pačios treniruotės, kokie tipai jų yra. Ar jūs bėgat tik miškuose, ar stadione? Jo, tai tas yra variety is the key, labai man stiprus toksai posakis yra, kad treilė ypatingai galiojantis, tai yra kuo daugiau įvairovės, tuo yra geresnis rezultatas tame. Tai treniruotės yra labai universalios, tiek susijusios su plento, su trumpom atkarpom, su stadioniniais reikalais, su bendro fizinio lavinimu, su agresyviais techniškais downhillais, uphillais, yra net orientavimuose pagal su GPX treniruotės atskiros. Tai tikrai tos įvairovės, kartais pasižiūrim, kad tos pačios treniruotės kartojasi kelis kartus per metus, tik tai nėra, kad ten reguliariai jos būtų, nes yra tiek tos įvairovės ir aišku dar yra cikliškai, nes dažniausiai masiškai mes važiuojam į tam tikras varžybas, į užsienio startus, taip grupėmis jau didelėmis, tai treniruotės truputį ir pagal tai yra. O tu net prisimeni savo pirmą grupinę treniruotę? Taip, buvo Belmonte. Išgyvenau. Bet sunku buvo, nes aš klausau Vaido ir aš prisimenu savo pirmą treniruotę, kai aš galvau, o Dieve, jeigu bus visos tokios treniruotės, aš numirsiu. Man labai patiko, ką aš atsimenu, kaip tik tada jo didelė komanda visa ruošėsi važiuoti į Kuršių nerijos trailą ir Vaidas bėgdamas viską pasakojo, aš tada ausim tiesiog karpiau, čia ką valgyt, kaip nevalgyt, ką čia dabar daryti, kada čia atvažiuot, kada čia prasibėgti. Ir žinau, bėga ir dar šneka ir viską pasakoja. Mano pačios tikslas buvo tiesiog mokėti bėgant dar kažką kalbėti, nes aš visada bėgdavau viena, nes galvodavau, kad nemoku kalbėti. Bet dabar, kai jau pasitreniravau pas Vaidą, jau galiu ir bėgdama kalbėti. Bet turbūt tas yra, nes aš, pavyzdžiui, kai bėgiojau pati 10 metų, aš irgi galvojau, kad nenoriu aš bėgti jokioj, nežinau, tarp žmonių, kad čia blaško ir panašiai. Kažkaip, kai patenki tą bendruomenę, kitoks tas suvokimas ateina, ar ne? Taip, va, aš irgi, kaip visi galvoja, kad kartais, bėgikai, kaip ir Vai sako, yra vieniši vilkai. Bet mums reikia būti kartu, mums reikia iš tikrųjų dalinti savo patirtimi, pasakoti apie naujus pojūčius, gal tam vienam tai buvo, kitam anaip. Ir mes, turbūt, jeigu viskas būtų vien apie sportą, tai tada arba tai būtų epizodiškas sportas. Tada nebūtų bendruomenė, nes vėl, sakau, kiekvienas ateina, dėl savų tikslų, vienas atėjo, aš, pavyzdžiui, iš pradžio atėjau vienokių tikslų, paskui gavosi kitur, čia pas mane yra bendruomenė ir mano draugų, aš jau galiu tą vadinti žodį draugais. Tai nėra, nes aš su jais matausi jau dažniau negu su tikrais draugais, nes turiu daug bendrų treniruočių. Aš galiu truputį taip atspindėti pačių sportininkų, kurie prisijungia į pirmasis treniruotės iš savo perspektyvos. Labai tikrai daug. Tai dažniausiai būna taip, kad būna toksai ilga pauzė ir tada toksai arba dalyvauju, arba nedalyvauju. Dažniausiai būna toksai, kad atrodo per sunku man. Taip, bet supranti, dėl ko tas sunku, aš, pavyzdžiui, irgi iš tos pusės, kad aš
galvojau, kad numirsiu, bet čia ne vaido treniruotė buvo esmė. Tu pasakai bėgti pagal savo galimybės, bet tu, kai esi naujokas, tu šiek tiek kartais nesuvoki, kokios tos galimybės yra. Arba tu ateini pas naujus žmonės, kuriuos pirmą kartą matai, visi ten taip maloniai pasisveikina vieni su kitais ir tu dar nesijauti, taip, vis tiek pirmas kartas, reikia šiek tiek laiko, kad tu pritaptum. Ir tada tu bandai šiek tiek eiti prieš savo galimybės, nes tu nori parodyti tiem gerai bėgančiam, kad ir tu gali gerai bėgti. Bet po pirmo rato iš 10 jau ten kaip zaikeliui ta širdis kalatojasi. Ir po to yra nusivylimas, nes nepavyko pasirodyti. Bet čia yra labai žmogiška, šiaip žiauriai geras tavo pastebėjimas, labai pritariu. Mes juokais dabar iš karto pradėjom sakyti, kad kai ateina naujokas į treniruotę, kad darysim dabar pačią sunkiausią treniruotę, nes tokia gal įtampa, kad nuimti, gal kažkaip taip, kad kitas treniruotės visos yra lengvesnės, bet kai ateina naujokas, tai reikia pasitempti, parodyti, nes, kad čia mes sportuojam stipriai ir panašiai. Bet čia toks juokai, iš tikrųjų, mes visos treniruotės yra darbinės, bet tą įtampą gal labiau nuimti ir panašiai. Ir turbūt, ką aš pati pastebėjau, ką naujokai tokias kaip ir klaidas daro, kad vis tiek tos treniruotės jos yra darbinės, bet yra vieta, kada tu ilsiesi ir yra vieta, kada tu dirbi. Bet kai tu turi ilsėtis ir tu bandai prisivyti visus kitus, tai gaunasi, kad tu nei gali kažkokį pagreitėjimą padaryti, nei tu gali atsigauti, kai tau reikia ilsėtis. Bet čia yra visų naujokų klaidos ir šiaip yra tai žmogiška klaida, kiekvienas mes turim savo lūkesčius, aš pati savo keliu didelius lūkesčius, tai čia kiekvieno toks. Gal iš tokios praktinės pusės tai yra toks neskubėjimas ir priimti kaip yra nauja bendruomenė, nauja, nežinau, sporto šaka gal nauja, gal kažkas vis tiek yra naujo tavo gyvenime ir su to reikia susigyventi. Bet tai yra, imtumėm mes bet kokią pirmą veiklą ir gal pirmieji žingsniai, mes bet ką darytumėm, kas toksai atrodo sudėtingiau. Tai pirmoje vietoje bus atmetimas toksai ir tu antrą, trečią susigyveni. Žinai, dar kitas dalykas yra, tu gal kartais užtaikant tos treniruotės, kur tau žiauriai nesiseka, nes kadangi pas mus treniruotės, kaip minėjau, yra skirtingos. Ir tu gal užtaikai, pavyzdžiui, ant treniruotės, kuri yra downhillas ir mes ten techninį downhillą mokinamės, arba ten sprintus į apačią bėgiojama, tau žiauriai nesiseka, tu tiesiog negali pakęsti to downhillo ir ten esi gal net ir griuvęs kažkada susižeidęs ir turi fobiją. Tai tiesiog ir tu galvoji, viso dabar tokias treniruotės bus sudėtingos, ar ne? Yra visiškai natūralu. Tai čia toks labiau gal atspindėjimas iš tos pusės. Bet ir mes vadinkim tokie senbuviai, jau žinodami, kad ir vėl ne mano mėgstama treniruotė. Mes irgi turim nemėgstamų treniruočių, galvom. Bet kažkaip gale tas treniruotės, jeigu viską taip atidirbi nuoširdžiai, kad ir sunku, tada toks ateina tas pasitenkinimas, ar ne? Tai va čia tų treniruočių grupinių, kaip aš sakau, kankintis kartu yra lengviau. Kur grįžti visas purvinas, šlapias. Ir tada sakai, gerai padirbam, gerai padarėm. Reikia tada namuose dar išsiplauti grindis po savęs. Jo, gal dar grįžtant prie tų pačių grupinių treniruočių, tai mes daugiausia treniruojamės prie Trijų gamtoje, iš esmės Trijų kryžių kalnas, Karoliniškių, ten Ozo šlaitas, tada Palei Nerį, Belmontą kartais, Sapieginę, tikrai tų lokacijų yra tikrai gausiai, pati treniruotė yra iš esmės 1:30, tai imant su kitomis treniruotėmis šiaip ganėtinai ilgoka 1:30, bet vėlgi... Vis tiek treniruotės metu šiek tiek yra ir toksai, tu papasakoji kažkokius dalykus, kuriuos reikia žinoti, ką verta iš praktinės pusės žinoti. Jo, tai tas tik tiek, kol tu įsivažiuoji, kol išyli, kol susirenka visi, tai tas toksai laikas ir natūraliai, kad ir jisai susibėga. Bet man atrodo, jis yra labai optimalus ir pats tas man niekada neprailgo. Ir dar gal, Ineta, gali šiek tiek papasakoti apskritai, kaip vyksta, ateina naujokas, arba jis nori prisijungti prie klubo, nuo ko jam pradėti. Kur turėtų būti pradžia, ar jis turi parašyti vaidui, ar jis turi parašyti klubui, ar kažkokią pateikti anketą? Mes turim tokią anketą. Jie ją užpildo, šiaip dabar ta anketa dar papuola pas Vaidą. Vaidas, į bendrąją mailą. Ir tada mes pasikviečiam jį į pirmąją treniruotę. Jis išgyvena arba neišgyvena šitai treniruotei. Kiek maždaug procentaliai gaunasi, kad žmonių pirmą kartą atėjusių jų lieka ir kiek pabando vieną kartą ir išeina? Tas, kas atėjo... Jo, daugiausia dabar, tai aš gal eičiau prie to, kad tas pozicionavimas pakankamai tvarkingas yra. Ir aiškiai pasakoma, ko tikėtis. Matai, kai tu žinai, ko tikėtis, tada tau ir tampa viskas aišku. Tu ir iškart pasakai, kad atėjo žmogus. Mano ten tikslas nubėgti pirmus 10 kilometrų.
Viskas, jisai turi savo tikslą ir jisai netėjo ten kažkokių dalyvauti čempionatuose. Ir yra žmonių, kurie pas mus irgi net niekada ir nebėga, ne, varžybose. Tai jų yra vienoks tikslas. Jiem ir nereikia tų varžybų. Pavyzdžiui, kitam reikia to jaudulio, jam reikia tų varžybų, kaip nežinau, kaip grino oro. Šiaip čia labai geras toksai, tu temą tokia irgi gerą palėtė, gaila, kad mes laiko neturime 3 valandų. Nes mums pats išsikrauna. Ne mum, o aparatūrai. Mums tai dar ne, mums ultra. Bet gal netgi mūsų klubas irgi taip evoliucionavo nuo to, kad ne to visiško tikslo kaip rezultato siekimo, tokio, kad dalyvausiu varžybose ir ten noriu labai gerai pasirodyti, bet jisai daugiau evoliucionavo iki to, kad mes praleistumėm gerai smagiai laiką, ilgai gyventumėm realiai, turėtumėm nuotykį, tas toksai labai yra per nuotykį, tyrinėjimą ir kaip pasiekmė, bet ne priežastis, kaip pasiekmė atsiranda iš to geras rezultatas. Tai kai tą supranti, kai tada viskas taip susidėlioja, tada tas tavo rezultato siekimas tampa truputį toksai, malonesnis. Tai aš dabar pasakysiu grinai, kaip Vaidas padarė, ne? Jisai mums davė longus, mes ten žiemą vargdavom, rudenį, kai šalta būdavo. Ir tų longų dėka aš galėjau bėgti trailą, maratoną, pirmą savo maratoną. Tai čia buvo Vaido slapti dalykai, per tokius dalykus, ne, per patyrimą, per nuotykį, mes bėgom tos longus, ten pelkėm viskuo, bet aš bėgu šalia Vaido, paskui ir sakau, Vaidai, aš gerai jaučiuos, tokį atstumą nubėgus. Ir čia buvo tas Vaido slaptasis ginklas, per tokius dalykus, per smagumą, per patyrimą ir tada atsiranda rezultatai visur kitur, ne? Jo, bet čia vėlgi, čia gal atėjo iš mano paties, ten, nežinau, 20 metų gal jau bėgioju, sportuoju ir supratau, kad geresnė motyvacija, tai yra didesnė motyvacija, nes motyvacija yra, motyvacija yra rezultato siekimas ir tai yra irgi labai geras ir tie žmonės nėra nei blogesni, nei geresni, tai mes skirtingi esame visi kaip pasaulis margas ir tenais skirtingos motyvacijos yra, kažką motyvacija yra tiesiog bendruomenė, pavyzdžiui, ir viskas. O yra žmonių, kurie nebėgioja, bet priklauso bendruomeniai? Turim ir sergančių, kurie tikrai ne. Jo, bet čia irgi geras klausimas, iš tikrųjų gerus tų klausimus čia užduoti. Yra, kas parašo, kad mums patinka jūsų vykdomos veiklos, socialiniai, ten visos atsakomybės ir panašiai. Mes nenori sportuoti, bet nori tiesiog priklausyti bendruomeniai. Tai tokio nėra kažkaip tokio dalyko kol kas ir lyg ir ateityje nenusimato kol kas bent tokio, nes anyway, pirmoje vietoje mūsų yra bėgimo klubas ir mūsų labiausiai... veiklos susijusios su judėjimu, tai būtų keista, jeigu tas žmogus nejudėtų. Tai žodžiu, kiek suprantu, esmė yra, kad naujokas užsipildo anketą ir tada jau jūs pradedat su juo kontaktuoti. Kaip ir Vaidas sakė, dabar yra daugiau viskas išgryninta, užtat mes ir neprarandam jau tų atėjusių naujų žmonių, viskas yra išstruktūrizuota. Gal po podcast'o dar bus aiškiau. Taip, tai toks tikslas ir yra, kaip ir Vaidas dar prieš tai buvo minėjęs, dabar yra aišku, į ką dėl ko kreiptis. Vaidas yra atsakingas už planus, jeigu ten yra kažkokie tai varžybiniai tikslai, ar ten, kaip sakau, tos pačius 5 kilometrus sugebėti nubėgti nepadususiam, ne? Kiekvienas turim skirtingus. O su manim žmonės bendrauja visais kitais reikalais, elementariai, klubiniai marškinėliai, ne? Visokie tokie dalykai, kur... Tai projektai. Apie projektus, prašom mums užduoti gerą klausimą, mes kai pradėsim pasakoti, kiek turim projektų. Tai aš norėčiau gal nuo projektų taip ir pradėti chronologiškai, kas dabar arčiausiai. Tai arčiausiai, aš kiek suprantu, vaikų treilo čempionatas, ar ne? Tai kaip vyksta pasiruošimas jam, kas ten apskritai bus, kas gali dalyvauti, kas gali prisidėti. Tai antrais metais, vėl čia taip, viskas iš tikrųjų yra labai glaudžiai susiję su žinutėmis, kuriomis mes esam vedini ir vertybėmis, kurias esame įsigryninę, kurios iš esmės ir atitinka pasaulinės bekelės bėgimo visas vertybės. Ir vienas yra tas įtraukimas. Stebime visą augimą Lietuvos treilo bendruomenės ir matome, kad yra kritiška padėtis su vaikais realiai bekelės bėgimo visoje šitoje sporto šakoje. Ir antri metai, kaip stengiamės
skleisti tą žinomumą sporto šakos. Ir tam yra sporto festivalis, yra puikia galimybė, apsilanko 20-30 tūkstančių vaikų ir suaugusių, tai yra didelė masė vienoje vietoje. Ir mes kaip lengvosios atletikos atstovai nešame žinutę ir mes ne tai, kad mokiname, daugiau pačią sporto šaką pristatome sporto festivalyje. Tai šiemet sugalvojame kartu padaryti dar daugiau įtraukti to, nes vaikams patinka varžytis, ar ne, ten jie pernai prabėgo, ten, nežinau, 2-3 tūkstančius ratų mes ten prisukom, kaip priskaičiavom, tai galvojam šiemet pabandysim padaryti, kad būtų dar smagiau, tai duosim vaikams pasivaržyti, įrengsim ilgesnę trasą ir taip rugsėjo 1 savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį vyks vaikų skirtingų... Atveskit visi savo vaikus, bus daug gerų prizų. Net irgi atves. Skirtingų grupių vaikų bėgimo varžybėlės, tai čia nėra toksai, kur ten labai ten kažkaip reikėtų ten treniruotis, daugiau svarbiausia ateiti su gera nuotaika, ir su nesušlepkiam vaikams. Jo, nesušlepkiam, mamos, neatveskit vaikų su basutėm. Nes tiesiog neleisim su šlepetėm bėgti, tai yra pavojinga. Pernai ten trumpesnis ruožas buvo, tai gal dar visai nieko buvo. Tai va, tai tokie reikalai yra. Pirmasis vaikų toksai ir ten paauglių skirtingų 2 amžiaus grupių bus čempionatas, prabėgsim ten vaikai kelis ratus, užsifiksuosim laiką. Dar labai svarbu, kad tai bus atskiro starto, tai yra ne masė, o tiesiog prabėgo vaikas, užfiksavom laiką. Viskas saugiai, viskas tvarkingai, o mūsų gal ir pačių koks yra tikslas, kad tie vaikai prabėgė, tėvai gautų, kol vaikai bėga edukaciją, kas yra tas trailas, ir bus ir mūsų daug partnerių. Šiaip žiauriai awesome šitas projektas mums įsivystė ir papildė mūsų dar tokia vertybėmis, nes mums šiek tiek ta gamta, mes dėliojamės ir tvarkom gamtą ir savanoriaujam ir panašiai pagal galimybės. Ir dabar su tuo ekologiškumu, tvarumu labai stipriai pradėjome eiti ir labai fainai, kad su žalesis taškas, jeigu aš neklystu taip vadinasi, tai mes turėsim kooperaciją ir būtent šita kompanija taip pat atveš ir vaikams ir žaidimų, ir interakcijos, ir tuo pačiu per tą tokį smagumo žaidimą mokins vaikus. Nes vaikams labai svarbu, jiem per žaidimą, bet kiek žinau ir daugiau labai rėmėjai noriai remia šitą renginį. Tiesą pasakius, kadangi su rėmėjais teko man daugiau bendrauti, tai atvirai pakankamai buvo net keista, kai vieni prašė, sakė, noriu visko ir visur dalyvauti, va tokie buvo, nes dažniausiai, žinai, kai tu eini kažko prašai, visi sako, viskas suplanuota, ne tie metam ir taip toliau. Tai tikrai šiemet labai džiaugiuosi, kad turėsim tikrai ir naujų tokių, kas mūsų dar niekada nėra rėmę, bet irgi labai žiūrėjom, kad būtų irgi sietųsi su mūsų vertybėm. Dar toksai yra, turėsime be to bekelės ruožo, turėsime dar ir galimybę išbandyti bekelės bėgimo batus, turėsime ekspo tokią, kaip suprasti, kokie daiktai yra dėvimi, nešiojami ir panašiai, tai prasiplėtėm, sakykime, su šituo. O kalbant apie patį ruožą, tai mes iš esmės turime tam tikrą darbo grupelę, kuriame. Bet čia irgi, ką Vaidas sako, tai darom patys bendruomenės nariai. Bet gal ir gerai, kad žmogus gali susipažinti ir su bėgimo batais, kurie, pavyzdžiui, skirti būtent bekeliui, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek žmogus atėjęs naujokas, jis ir turi kažkokį turėti batus, turėtų turėti kažkokią, nežinau, supratimą apie įrangą. Kokios įrangos reikia pagrindinės. Bet čia yra normalu, tu atėjęs gali ir nežinoti, tai yra visiškai normalu, tai viskas tavo ateina eigoje. Tas pats artėja, dabar tamsusis periodas, tu turėjai, kad bėgtum saugiai, tau vėl reikia turėti tam tikros, kaip tu sakai, įrangos, reikalinga gera lempa, ne? Taip, tai va šiemet pagaliau nusipirkau gerą lempą. Tai gali ir papasakoti. Montis magija, kaip tik nusipirkau, labai gerom akcijom buvo. Tai dalyvaukit mūsų kitose projektuose, varžybose, beje, jie irgi bus vieni iš rėmėjų, tai bus galima laimėti irgi jų prizus. Tai taip, tos įrangos reikia to supratimo tam, kad nesusitraumuot. Va vėl kas yra, kur yra, tų, pasakykime, kažkokių naujokų bėdos. Jie kartais susiplėšia per daug. Aha, jeigu čia nubėgau šiandien 5, tai gal rytoj jau galiu 15 nubėgti. Ir turi būti viskas. Šiaip čia labai gerai irgi Neta palėtė tokią temą.
viena iš mūsų tokių gal vertybių yra, nepaisant to, kad yra tas fair play, ten gamtai, ten kiti dalykai, tai kitas dalykas yra geriau pažinimas savo kūno ir tam buvime gamtoje, tai yra tas, kad saugus būtų. Taip. Tai čia gan stiprus ir tikrai yra, matom pavyzdžių ir skaitome spaudoje pranešimus, kaip tose pačiose Tatrose, kitur yra nusiverčia, nugriūna, žūsta bėgikai ar ten tiesiog haikintojai dėl to, kad dažniausiai būna pervertinami dalykai, nepasirenkama teisinga įranga, ten nežinoma elementarių ten techninių tokių dalykų, tai vienas iš mūsų irgi to tokio klubo iš tų vertybių yra mokinti, kad nepervertintume tų savo šitų, kad saugiai judėtume. Gal nebėgti per skausmą, tą skausmą ne Ir kažkokį, kai tau tiesiog sunku, kai tau tiesiog skauda, nežinau, čiurną, kelį, kad aiškintis, kokios yra to priežastis. Taip, tai va tuos dalykus jo irgi labai labai svarbu, tai iš tikrųjų, ką aš manau, va čia ir duoda bendruomenė, kai va tu kalbi, bendrauji, nes jeigu tu būtum visada vienišas vilkas, tu tam tikrų dalykų ir nesuprastum, o kai tu esi bendraminčių būryje ir tu gali dalintis ir žinoti, kaip kas yra. Tai... Šiaip net priešingai, tas yra toksai sociumo spaudimas, kur tu matai Instagram'e, kaip visi ten labai gražiai kažką nubėga, kažką panašiai ir tu pervertini savo tas jėgas ir tu galvoji, aš irgi tai padarysiu ir tas pasibaigia liūdnomis labai pasiekmėmis. Tai tas sociumas iš mūsų tos pusės, galbūt sakyčiau, jisai gal kaip tik pastiprina, nesivaikyti ten tų, žinai, laikų panašiai, bet daugiau žiūrėk, biškai ir tas pasiprotinimas, bet to pačiu visas, žinai, ir žinias ateina ir panašiai. Ir ta pati Strava kartais jinai gali ir motyvuoti, bet kartais tu pasižiūri, kaip ten kiti bėga ir galvoji, reikia ir man dabar tai bėgti, o kad tu nesi pasiruošęs dar fiziškai tam, tai... Ties tuo reikia daug dirbti, vaikščioti treniruotės, tada ir viskas bus. Tai kalbant kaip tik apie treniruotės ir tiksliau pasitreniravus galima dalyvauti kitame projekte, ar ne? Galima, oi, čia pats geriausias, smagiausias greitų projektas. metu vyks, tai Vilnius Verticals, ar ne? Jo. Tai gal galit šiek tiek papasakoti apie šitą projektą, jau jis yra skirtas, kiek suprantu, visiems. Ir suaugusiam, ir vaikam, ir nesvarbu, gali būti ir vyresnio amžiaus žmonės, ar ne? Aš gal papasakosiu, kaip pati tam Vertical atsiradau. Aš kai stebėjau Valsus, ne? Aš pirmą kartą prasibėgau. Buvo naktinė trasa, bėgau su prasta lempa, puikiai atsimenu, bet Vertical ir sudaro tas varžybas, kur būna ir dieninė trasa, ir naktinė. Tada turim rėmėjus, kur parodom, kaip saugiai ir tamsoje bėgti. O tai bus apdovanojimai ir dieninės, ir naktinės, ar kaip, nesupratau? Ne, taip neišskirstysim, bet tiesiog būna, kai... Bus motyvuojantis prizai. Galima atskleisti bent jau tiek. Jo, bus motyvuojantis prizai, prizų bus daug, bėkit, dalyvaukit. Jo, tai naktinė trasa rems PETS, tai ten tiesiog... Jo, tai neatskleisim kol kas visų šitų dalykėlių. Neklausinėt šito. Galėsim užpipinti, jeigu per daug pasakei. Kol kas dar ir neatskleisim ir trasos, bet pats konceptas, kas nežinot, iš tikrųjų tos varžybos jau yra tradicinės, ketvirti metai jau yra organizuojamos ir jos yra tokios vienintelės Lietuvoje kaip Vertical Race koncepto tokio varžybos, tai Vertical Race tai yra iš esmės toksai atkapojimas į kalną, į aukštą kalną, pas mus tiesiog nėra tų tokių kalnų, tai mes suksim ratus, bet Trijų kryžių kalnas yra nuostabi vieta tam, tų ratų pasukimui. Trasa tikrai nėra lengva ir kiekvienais metais jinai yra vis keičiama. Galvau, sakysi, vis sunkesnė. Aš dabar galvoju, bėgsiu trečią kartą, dabar 4 metus organizuojama, tai aš bėgsiu trečią kartą, patikrinsiu. Aš nesakyčiau, kad jinai ten lengvesnė ir sunkesnė, vis prigalvojam, kad būtų kuo smagiau visokių reikalų. Tai yra gal kiti dalykai, kas yra gal svarbus, tai kad tai yra virtuali trasa, tai mes nebėgam masinio bėgimo, o bėgame iš anksto surašytą instrukcijomis, sakykime, kokią trasą reikėtų įveikti, tai viskas yra ganėtinai paprasta, ten nėra sudėtinga, trasa bus paskelbta renginio savaitę, tai yra nuo rugsėjo 15 startuojam, turėsim 2 savaitės, per kurias tikrai
manau, kad rasime vieni kiti laiko, kuriam dienom įveikti, galima dieninę, O ta naktinę. trasa bus kaip GPX ar... Jo, su GPX ir to pačiu, ten ir Stravos bus atskiras ir šiaip bus ant žemėlapio papaišyta. Tai va, tikrai ir dar plus darysime toje vietoje treniruotės, tai bus galima, kas norės trasą pasinagrinėti labiau, tai tiesiog per treniruotės prasibėgti. Darysim 2 treniruotės, vakarinę ir dieninę. Tai va, tai čia vienas aspektas yra, kad varžomasi virtualiai kelias savaitės, tai yra kiek norite kartų bėgi, o kitas dalykas tai yra, kad trasa yra tokia... Unikaliai, nes taip, O nestandartinė. būna tokių rimtų kovų, kaip vis tiek 4 metai, ar ne, kad matai, kad vieną dieną vienas išsiveržia, kitą dieną jau kitas. Taip, jeigu leisi Vaidai, tai... Tu dalyvavai toje kovoje, Aš dalyvavau pirmą kartą naktinėje. O paskui pernai atėjau, tada Vaidas bėgo šalia, sako, davai, ateikite bėgti kartu. Tai bėgau dieninį ir vienu momentu aš buvau pirma, puikiai atsimenu. Ir paskui žinau, kas mane aplenkė ir žinau, kodėl norėjau aplenkti. Tai va toks taip gražiai varžėsi. Ir aš prabėgau ir kiekvieną kartą sekiau rezultatus, ar niekas manęs neaplenkė. Bet aš tiesiog laiko neturėjau, kad dar kartą apibėgti tą trasą. Bet tas azartas, žinok, labai labai veikia. Tada atvažiavau su dukra, sakau, vakarė galim. Jinai jau ir vakarė mano bėgo. Bet čia turbūt irgi toksai kaip labai azartiškas technika turėtum savo sugalvoti. Vienas gali bandyti vieną kartą įveikti, bet savo pilna jėga, kitas gali pirmą kartą įveikti. Tai prašau, taip ir galima treniruoti. Šiaip iš tikrųjų šitoje vietoje tai jo, nes mes tada darėme savo, paskui kažkaip, kai buvo kaip treniruoti ir va tas labai patiko, kad aš dar tada nepriklausiau Wild klubui ir jie pasikvietė visus, va irgi sako, ateikit ir kartu, aš iš pradžio, va kaip tu klausei apie GPX, aš tada dar per daug irgi nieko nesupratau, nesigaudžiu ir laikrodžio normalaus neturėjau ir galvojau, kad turbūt viskas ateina per patirtį. Viskas ateina per patirtį, tikrai kaip naudotis laikrodžiu. Taip. Tai aš tada atėjau va irgi iš tos tokios galva, pasakysiu, žmogiškos, kad kviečiu tikrai visus ateiti į šitas varžybas, nes jos yra žiauriai fainos. Ir aš galvodama, kad aš čia nemoku, kaip čia tu su tuo laikrodžiu ir taip toliau, tai aš atėjau, kaip buvo bendra treniruotė. Ir tada Vaidas kartu lėtai parodė, kaip apibėgti. Ir ką, paskui tik tos ratus suki, jau ten nėra kur tau nuklysti. Bet jeigu va dėl to bijot, kad neturit įrangos ar nežinot, kaip čia kas vyksta, bus daroma va ta tokia bendra treniruotė, ir ateikit visi kartu. Bus atvira visiems. Taip. Jo, bus kelios treniruotės. Gal irgi dar toksai svarbus momentas yra, kad čia bus daug amžiaus grupių, kas irgi šiaip ganėtinai reta yra Lietuvoje. Taip pat bus varžybos nemokamos, mes vis dar 4 metus kažkaip laikomės iš partnerių, iš savo vidinės energijos ir panašiai. Tai čia turbūt irgi vienas unikalesnių atvejų, kad Lietuvoje vis dar trailo varžybos yra nemokamos šitas. Tai va ir amžiaus grupės tai yra skirtingos, su tuo bus trasos, tai pavyzdžiui, jeigu yra ten vaikams pabiručiams, visai bus tik tai užlipimas laipteliais ir ten tėveliai galės pafilmuoti ir priduoti duomenis, tai čia gal svarbus yra, bet visa informacija yra surašyta mūsų ten Facebook'e, Vertical Vilnius 700, užfiksuoti svarbiausia duomenis, prabėgti svarbiausia tą trasą, kurioje varžosi visi, ne savo ten trasoje. Tai va, ir viskas, ir galima varžytis ten kiek nori kartu ir panašiai. Tai ir dar galima net laimėti visokių skirtingų prizų, ten loterijos ir panašiai. Neatskleisim dabar tų prizų iki galo. Galiu tik pasakyti, kad mano įmonė, kurioje dirbu, Jono Girskio stuburo gydymo centras, irgi dalyvauja šitame projekte. Tai žiauriai visiems ačiū partneriams, kurie tiesiog prisideda prie to renginio, kad jisai būtų pritrauktų ir vaikus, ir vyresnio amžiaus, ir šeimas. Ir tikrai, kas gal iš to, gal konceptas ir smagumas man, pavyzdžiui, viso šito nepaisant to, kad jisai čia toks Vilniaus miesto centre, tu renki vertikalius. Bet turbūt toksai, ir vienintelės vertikalios, sakau, online varžybos trailo, ar yra daugiau Lietuvoje? Anksčiau tai būdavo toks konceptas labiau per COVID, bet dabar tai kažkaip tais... Man atrodo, kad žinok daugiau ir nėra. Bet man asmeniškai iš visų tų projektų, va šitos varžybos... Bet gal ir toksai, kad varžybos čia kitaip turi jautiesi dalyvaudamas, gal to tokio ir streso nėra. Nes tu žinai trasą, gali veikti kiek nori kartų, to jaudulio gal tokio nėra. Šiaip yra toks, ir nėra gal tiek to jaudulio, yra kitoks konceptas, bet tuo pačiu iš tos varžybinės pusės yra pakankamai irgi visai įdomu. Aš jau net spirgu, stebėti, žiūrėti, kaip ten kiti prabėga, jeigu tu pagauni tą azartiškumo varžymąsi. Bet gal ko dar nepaminėjau, tai yra toks netgi labiau su šeima. Pavyzdžiui, žiauriai awesome yra pasikviesti savo antrą pusę, žiūrėk, aš tau parodysiu, kaip mes, šiaip įprastai mes bėgiojame
bėgiojam, tu savo ratą prasibėgsi, ten tavo antrą pusę, dar vaikas prasibėgs, ten savo surinks. Gal ir šiaip supažindinti, tarkim, jeigu ir esi, tarkim, Wild Souls narys, supažindinti savo antrą pusę, savo šeimą. Tai Ką tu žodžiu, čia visos darai? atsivedat savo vyrus, vyrai savo žmonas atsivedat, va dabar ką... Pasižiūrėtų, ką jie čia veikia. Taip, o ne šiaip, kur mes ten išeinam vakarais ir neaišku, kokie grįžtam, bet va ką tu pasakai, aš dabar tiesiog irgi prisiminiau iš to tokio bendro draugė, kaip tik pasakoja, va sako, va, aš atvažiavau su šeima, irgi 3 vaikų mama, tai sako, vyras iš pradžių stumdė vežimėlį, paskui sako, aš irgi noriu tą pabandyti prasibėgti. Tai va čia toksai labai gražus užkrečiantis pavyzdys. Ir vaikai tada nori kartu kažkaip prasibėgti, ir ta toksai ir šeimos laikas kartu, ir sveikatingumas, ir šiaip, sakau, man šitas projektas pačiai asmeniškai yra unikalus, aš va jau kaip pasakoju, pati spirgu, ir jis tikrai man yra azartiškas, ir aš tikrai šiemet dalyvausiu, tai bus su kuo varžytis. Galėsim pasivaržyti. Aš vyresnė, aš gal gausiu geresnį amžiaus grupę. O prizai tie patys ar skiriasi? Va kaip suderinsiu, taip ir bus. Supratau. Tai gal perbėkim tada dar prie kito projekto, kuris irgi bus spalio mėnesį, tai Kalnai visiems? Kalnai visiems, taip. Tai... Jo, Kalnai visiems tai yra toks irgi unikalus, sakyčiau, projektas ir tokia inspiracija jungti bekelės bėgikus, tą aktyvėją fiziškai judančią bendruomenę su judėjimo negalią turinčiaisiais asmenimis. Tai yra tokia bendra, nešant žinutę, kad yra fair play, kad yra gali sporte, aktyvioje veikloje dalyvauti visi. Ir mums toks, žinai, mes bėgiojam tais pačiais labai gražiais visokiais maršrutais ir vienu momentu sakom, davai, parodykim šius maršrutus tiems, kurie negali. Ir tikrai radome galimybės, kaip tam parodyti. Tai yra įsigijom su partneriu ir su kitų, kurie žmonių pagalba, tai jiems labai ačiū. Tai įsigijome specialų kalnų vežimą ir dabar turime tokią galimybę ir spalio mėnesį bus pirmosios varžybos greičiausiai istorijoje Lietuvoje bekelės varžybose, kada kartu dalyvaus varžybose ir neįgalieji. Tai yra projektas, kuris irgi dar po truputį auga ir labai didelė tikimybė, kad mes ateityje turėsim konceptą ir įsigryninsim su galimybė išvykti kartu neįgaliesiems ir tikrus kalnus. Tai tokia būtų svajonė. Pasaulyje praktika tokia tikrai yra. Mums ši idėja ir pats konceptas yra labai svarbus, mes vystysim toliau. Daugiausia mes vystom šitą projektą kaip savanoriai, kaip buvimo savanoriais, nes reikia 5 mažiausiai žmonių aptarnauti tą visą projektą vienu metu. Bet turbūt sunkiausia ne tos 5 žmonės rasti, o žmogų, kuris norėtų būti vežamas. Taip, čia ta negaliųjų, vėl čia mes tada žinot, ką vėl darom, mes mažinam atskirtį tarp neįgaliųjų ir įgaliųjų, nors mes kartais mes įgalų žmonės kartais esam neįgalesni negu jie, nes yra tam tikrų situacijų, kur jiems sunku iš tikrųjų peržengti, išeiti į visuomenę, ypač irgi pažiūrėti šeimos, kurios augina neįgalius vaikus. Aš pati esu irgi iš tos srities, toj vietoj turiu patirtį, tai tikrai žinau, kaip sunku yra žmonėm su negale bandyti įrodyti, kad jie gali viską, nes žmonėm, kai kuriem atrodo, kad jeigu neįgalus, tai tu tam tikrų dalykų nedarai. Tai čia šitas projektas, aš labai tikiuosi, kad jis irgi plėsis kuo plačiau ir daugiau, ir čia jo pagrindinė tokia, kaip ir sakyčiau, mintis, mažinti atskirtį. Ir jie yra žmonės, kaip ir mes ir visi. Tai labai šituo projektu aš irgi pati labai džiaugiuosi, tai ir apskritai neįgaliesiam turbūt gan sudėtinga į bet kokį sportą įsitraukti, ypatingai, tų lėšų, kiek žinau, neįgalieji nelabai gauna, kas užsiema sportinę veiklą, nes vis tiek ir brangiai ir tie vežimėliai kainuoja ir visos priemonės. Tas pats vežimėlis, irgi, kur turim šitą vežimą. Ta pati, grinai, kaip galėčiau pasakyti, kaip iš savo šeimos konteksto, Aš pati, labai mielai bėgčiau ir važiuosiu su savo šeima į kalnus, bet aš turiu situaciją, kad, ne visi vaikai gali dalyvauti, tokiems. Ir aš galėčiau savo vieną iš vaikų tame vežimėlyje kartu vežtis ir galėčiau ir aš patirti kalnus, ir mano vaikai, nes jie to nematė, kur ta mama išvažiuoja, ką jinai ten daro. Ir jie galėtų tą patirti.
Tai va, sakau, mažintųsi ta atskirtis. Tai labai viena iš mūsų treniruočių buvo, kur mergina sako, mes pravažiavom tą visą maršrutą ir baigėsi prie 3 kryžių kalno ir jinai sako, aš niekada nesu buvusi ant 3 kryžių kalno. Tai mus taip irgi pakankamai sukrėtė, nes galvom, vis tiek 3 kryžių kalnas dar pakankamai kaip ir prieinamas realiai tie, kas turi judėjimo negalį o mes, žinai, čia treniruojamės tose lokacijose ir taip netai gal net nelabai vertinam tos aplinkos. Tai toks tikrai jautrus ir tikrai labai ačiū visiems tiems savanoriams, kurie dalyvauja ir kurie toliau neša šitą žinutę, nes šitas projektas tikiu, kad dar daug metų judės ir turėsim, kaip sakant, daug norinčių narių dalyvauti. O kalbant apie projektus, ar yra kažkokių idėjų, naujų projektų, kurie dar gal neišvydo šviesos, bet greitų metų turėtų išvysti? Jo, tai šiaip dar mes planuojam tęsti toliau vaikų namų lankymą, ką darom čia Tomo daugiau tas projekto idėja ir ten tik tai Valsausai prisijungia. Gal daugiau galite paaiškinti, nes pirmą kartą girdžiu iš tikrųjų šitą dalyką. Tai kiekvienais metais žiemos metu per Kalėdas toks būna suneštinis arba perkam visokius skanukus, vaisius, meduolius, ten visokias dovanėlės skanias ir važiuojam po vaikų namus Vilniaus, ten didžiulį ratą pravažiuojam ir padalinam tos skanėstus, tokius kaip skanias dovanėlės. Tai daugiau tokia idėja yra aplankyti, padovanoti, parodyti dėmesį. Turim ateityje dar tokių idėjų, kad įtrauksim gal kažkaip į treniruotės, kas šiek tiek techniškai sudėtingiau yra, bet džiaugiamės tikrai, kad mūsų bendruomenė prisideda prie to dėmesio davimo. Tomo labai, sakau, ta idėja tikrai tokia irgi įkvepianti ir mes ją toliau stengsimės palaikyti. Nes tokie projektai, iš tikrųjų mes patys prisipildom, iš tikrųjų mes gaunam daugiau, atrodo, kad mes kažką padarėm, bet mes duodami savo laiką, tiem, kuriem jo reikia, mes patys viduj prisipildom. Jo, čia tokie vadinami karminiai mainai, energetiniai mainai iš tikrųjų. Šiaip gal tokia prasmė atsiranda vis tiek bėgti ir tik bėgti, tai vienas dalykas, bet kai yra kažkokių veiklų, kur gali kažkam gal ir padėti, tai toksai pats gerai jautiesi. Tikrai, aišku, kad čia toksai gal ir egoistiškumo yra, bet jautiesi geriau padaręs kažką naudingo. Tai va, kitas dar projektas, tai pas mus irgi vystėsi, nežinau dar kaip išvystysim iki galo, tai yra su vienišų senelių aplankymu, dovanojant jiems svarbiausias priemonės, ko jiems reikia. Tai yra, nebepamenu, per kurį ten tinklapį, mes 2 metai taip jau supuolė, kad dovanojam šaldytuvą, vienais metais ir kitais. Sąmoningai nesirinkom, ką dovanoti, tiesiog mes įsiregistruojam, kad galim padėti tiems vienišiems seneliams. Tai, pavyzdžiui, užpernai metais man pačiam teko važiuoti į Marijampolę, aplankėm tą močiutę, parodė, kaip tas šaldytuvas, ten pripirkom visokių priemonių, ko ten reikėjo. Širdies griebiantis reikalas, iš tikrųjų, sūnus visi ten, vyras mirė, viena ten tas Kalėdas švenčia, tai toks, energetiniai mainai, žinokit, ten tie daiktai yra, visi pinigai uždirbami, ten daiktai panašiai, bet energetiniai mainai yra labai svarbus. Ten baigiant apie projektus, tai jie ten tikiuosi, kad ateityje bus visokių vėl, tai yra skirtingų idėjų, skirtingų minčių. Gal labiausiai svarbiausia žinutė yra apie tos projektus, kad čia visi mes dalyvaujame, kažkas sugalvoja, kažkas prisijungia, kažkas prisideda finansiškai palaiko, tai taip ir sukomės. Tai svarbiausia, kad pati vertybės ir pats požiūris mūsų bendruomenės sutampa, tai vienokie ar kitokie projektai tikėtina ir toliau vystysis. Tai o tos projektus atnešam mes patys, kaip ir Vaida sako, atėjai, kaip ir klubą gali ateiti su savo nauja idėja, su savo naujų projektų. Bet ir gal pasakykim, kad neprivalai visose juose dalyvauti, kad žinoma, mes vykdom tos projektus, bet gali prisidėti prie vieno ar prie kito. Aš, pavyzdžiui, dalyvausiu tokiame
Tai va, Jo, tu tai labiau su kitais projektais dirbi, tai toksai... Jo, čia šiaip irgi labai geras dalykas, nes mes turėjom tokius spragų komunikacijoje pačioje pradžioje, tai kažkaip tai buvo toksai supratimas, kad atėjai į klubą, tai čia būtinai kažkur turėsi visuomeniškai įsitraukti ir tu galvoji, kad, kamon, aš čia tik tai atvariau pabėgioti, o ne medžius sodinti. Tai sodinti. normalu, bet va, čia ir yra, tava kaip ir Vaidas sako, reikia komunikuoti, bendrauti ir tu gausi. Ir mes per pirmosios minutės, kai pradedam bendrauti su naujais norinčiais prisijungti, tai labiausiai iškomunikuojam, kad tos projektus darome, tačiau viskas yra pagal tavo paties norus ir galimybės ir galimybė aplamai yra į tai įsitraukti. Nieks skersai, nieks nežiūri, jeigu tu tiesiog negali įsitraukti, nes anyway, pirmoje vietoje mes į bėgimo klubą ateiname tam, kad mes bėgtume. Taip. Tai va. O su idėjom, sakau, visada laukiam ir nėra tai, kad Vaidas ar Ineta daro projektus. Visi prisijunkit ir visi darykit ir Dar siūlykit savo padėkosit jiem. Taip, tikrai taip. Taip, tai gal pereikim tada dar prie kelionių, varžybų. Ar klubo nariai keliauja kartu į varžybas? Žinau, kad yra stovyklos organizuojamos. Ar tose stovyklose gali dalyvauti naujokai, yra atskiros pro stovyklos ar kažkoks miksas? Jo, tai kas liečia pro stovyklas, tai ateityje tikėtina, kad tokias darysiu, jau matau tam poreikį. Iki tol, tai kai ten vienas kitas važiuoja ir vis tiek sunku susiderinti tos startus ir panašiai, bet kadangi mūsų jau tikrai nemaža, kaip pavyzdys, į tą patį pasaulio čempionatą nemaža grupė važiuoja, tai tiesiog jau galima tikrai traukti ir pro lygio stovyklas, kur sėdi ten savaitę labai stipriai atidirbi. Bet kas liečia šiaip tokias įprastas keliones, tai atradom tokį irgi dalyką neseniai, kad tokias bendros kelionės į užsienį, kartu apjungiant truputį pabuvimo bendruomenėje kalnuose ir kartu sudalyvaujant kokias nors varžybose, tai ir stiprina, komanda, kaip bendruomenė. Ir to Aš pati pačiu atsimenu, kai pirmą kartą važiavau į varžybas į Alytų, buvo treilo kalvė. Ir man tokį padarė įspūdį, man tai buvo smagu, kad visi tenais palaiko, ant finišo rėkia, kad bėgčiau, nes vis tiek šeimos nariai nesupranta, jiems gaila turbūt mūsų, kai mes bėgam ir jie tiesiog nori, kad mes išgyventume, o klubo nariai taip priverčia šiek tiek pasiduoti ir dar bėga šalia. Aš iš tikrųjų iki dabar dar prisimenu tą jausmą, kaip yra faina būti tarp žmonių, kurie supranta, kur gali važiuoti namo iš varžybų ir visą laiką prašnekėti. Tai tą patį per tą patį. Kalbėti, kokius tu papildus vartoji, kokie tavo batai, kaip tu šiandien valgiai, kaip tau sekėsi susibėgti, kada tavo peisos nukrito ir taip toliau. Jo, tai va čia ir yra tas painumas, man irgi va patiko. Ir mes tik iki Alytaus važiavom, tai kas ten vyksta, kai važiuojama toliau. Taip, va, čia dabar, ne, ką mes paskutiniu metu didelėm grupėm važiavom, tai į Lenkiją, važiavom į Pieninį, nu mūsų buvo daug, tai irgi labai faina, vieni už kitus serga, vieni kitus nuveža į vienus startus, kiti, aš dabar irgi, kai važiavom į Italiją, ne, mano pačios startas ten buvo paskutinę dieną, bet aš važiavau su visais ten ryte kėliausi, reikia nuvežti kažką, ne, tada reikia kažką parsivežti ir tas toksai nuolatinis, va net pabuvimas kartu varžybose, kaip ir nebėgant. Aš kai buvau Šveicarijoje, irgi žiūrėjau jūsų rezultatus, sekiau online, kaip kitiems sekasi ir kur draugams sakau, va pažiūrėk, čia to ir toj vietoj. Bet tai nepamiršk, kai ir toj pačioj Lietuvoje, ne, kai jūsų Vaidu bėgot čia Vilniuje tuos didžiulius ratus, tai irgi mes visi natūraliai online kiek palaikėm, kiek galvom, kaip jums sekasi, visada sekėm tos rezultatus, ne, va tas ir yra, kur tos varžybos, kur vieni kitus palaikom, kai šeimos nariai gal tiek nesupranta. Jo, šitas geras yra dalykas, kas liečia užsieninius tokius išvykimus, tai dabar atėjus tokia nauja irgi, kryptis, sakykime, pas mus klube, kad kooperuojamės jau kitiems metams į varžybas, į ten Zugspič, į tas pačias Monterosas, Peninius ir kitus, tai jau grupėmis pradedam važiuoti, yra truputį tokios gal mini atostogos nuo šeimos, nes ir pabuvimas su bendruomenė, kas yra žiauriai faina ir kaip tu minėjai, kad yra toks labiau savame rate būni. Yra truputį sudėtingiau, kai, pavyzdžiui, važiuoja kokios nors varžybos vienas, yra logistiškai sudėtingiau, sunkiau, brangiau realiai ir šiaip toksai, ką žinau, toksai, nieks tavęs, žinai, finišuoja, nieks nepasitinka, žinai, toks yra emocija stipri, tai mes ir toliau šitą dalyką tęsime ir tikrai tuos
kryptis pildosi ir aš nežinau dabar Pieninė ten Kiam gal važiavo, nu daug tikrai mūsų mūsų. važiavo ir buvo labai labai faina, aš atsimenu, Jo. kaip tas pats mūsų Algimantas, ne, jisai buvo savo amžiaus grupėje 3, mes ten visi atvažiavom, jo laukiam, kad jau paskui galėtume pasidžiaugti ir sušaukti Lietuva, va šitoje taip. vietoje tikrai buvo labai labai gera, iš tikrųjų. Tai va. Tai tu jo neužsiregistravai varžybas, kurias mes kalbėjom, kad kartu važiuosim. Užsiregistruosiu būtinai ir mes važiuosim. Šito jas kartu. neiškirp. Ir dar šiek tiek gal apie stovyklas tada gal galit papasakot. Dabar jau, kiek žinau, Vaidai išvažiuoja kada, kitą savaitę, ar ne? Jo, čia mes dabar važiuosim į Dolomitus. Stovyklos tokios kaip atskirai Valsausams kol kas nėra, nes vien dėl to, kad mes nesurenkam pilnos grupės, kuri važiuotų tik į stovyklas, tai kol kas jos yra atviros, gal kartais visai yra neblogai, nes tada pamato ir kiti nariai, kaip ten mes keliaujam ir tūsinamės po visus kalnus. Tai, pavyzdžiui, dabar bus Dolomituose, tai apjungiamas kartu ten ir feratos, ir kalnai lipimas, ir meistrų čempionatas, tokia kaip vienu zuikiu 3 šūviai, ar 3 zuikiais 1 šūvis. Nežinau, kaip čia. Tai va, tai tokie dalykai, tai Tatrose dabar buvom, tai pirmą kartą vežėm visiškai pradedančiuosius, šiaip Tatrose aš dabar galvoju stovyklą organizavau, nežinau, 5, 6, gal 7 kartą, jau nebesuskaičiuojama kartą, nes pirmasis visos stovyklos prasidėjo nuo Tatrų. Tai dabar buvo toks pirmasis išbandymas dalį grupės kviesti visiškai pradedančiuosius, kurie neturi jokios absoliučiai patirties su kalnais. Tai viskas gerai pasisekė. Bet pasiteisino toks reikėjo variantas, keltuvų. Bet Bet gerai, viskas ne? pasiteisino. Gal reikėjo daugiau namų darbų pasidaryti, bent dar labiau biškį namuose čia Bet jos buvo pasiruošti. tik atskirtos, ne? Jo, visą laiką buvo skirtos ir savais režimais, bet sakau, plečiamės ir nėra taip, kad ten tiek tik tai stipruoliai, kurie čia bėgioja, neturi galimybės, tik tai jie turi galimybę išvažiuoti į užsienį kalnus, nes... Tai va čia žinutė visiems, kad ateikite, ne? Nereikia ten turėti kažkokios didžiulės patirties, po truputį, tu mokiniesi, susipažįsi su kalnais. Tas toksai, kur tu, jeigu matai, kad paveikslėlė gražiai atrodo kalnai ir tu niekada jose kaip ir kažkaip nesivaizduoji savęs, tai tokia yra paslaptis, kad mes visiems aukščiausiam kalnams ruošiamės čia pat Lietuvoje ant tų visų kalvelių. Tai čia viskas yra 3 kryžių kalno. įmanoma tikrai pasiruošti ir techniškiausiams kalnams, ir rimtesniems kelionėms, ir haikams rimtesniems ir panašiai. Tai viskas yra įmanoma, po truputį sąmoningai dirbant ir tokiu sąmoningumu. Ir varžybos turbūt irgi yra viena, o stovykla tu vis tiek gali daugiau laiko praleistose kalnuose ir pasimėgauti, nes varžybose vis tiek norisi to rezultato neblogo. Tai Jo, kartais to laiko pasimėgauti ir nebelieka. Šiaip gera, irgi tu labai temą palėtėjai. Iš esmės, aš vėl savo nuomonės neperšu, bet einu link to po truputį, kad ateityje vis mažinsiu varžybų, dėl to, kad jos man patinka, pavyzdžiui, varžytis, bet labai mažai ką matai tose varžybose ir atvažiavęs į varžybų vietą labai mažai matai prieš, nes ten saugaisi, o po varžybų ten jau leisgyvis ten ir kažką pajudi, bet jau nebesinori irgi baisiai. Tai kažkaip toks jausmas labiau treniruotis Lietuvoje tam, kad tu gerai kokybiškai jaustumės kalnuose, bet nebe tiek, kad varžybose grinai dalyvauti, tas toksai, bet daugiau, kad tu tiesiog galėtum išvažiuoti savaitę ir ten visą dieną tiesiog mėgautis kiekvieną dieną. Aš paantrinsiu Vaidui, tai man va taip labai panašiai ir gavosi. Kai važiavom į Italiją, va čia visai neseniai, mes atvažiavom, turėjau 4 dienas prieš, tai aš galėjau leisti savo iš tikrųjų pasimėgauti, pasižiūrėti, susipažinti, o ne tik, kad atvažiuoju į varžybas ir išvažiuoju. Bet žinai, irgi tas prieš atvažiavai vis tiek, tiek pasimėgauti, ten, žinai, po 20 km vaikščiot negalėjai. Vis tiek turėjai tenais saugotis. Tai tu greičiau prabėgdavai, eidavai ilsėtis. Bet, sakykime, pirmą dieną mes leidom savo tikrai daug pasportuoti, paskui dieną ežere, viskas aišku buvo proto ribose, nes mes atvažiavom varžytis. Taip, mes atvažiavom varžytis, bet man patiko, kad aš tai irgi kaip pavadinau, kaip tokią mini trumpą stovyklėlę. Ir va dar kokios 2 dienos prieš, jeigu dar būtų buvę, būtų tobulai buvę, iš tikrųjų.
Tai, pavyzdžiui, kai važiavom į Lenkiją, ne, mes atvažiavom gal tik dieną prieš. Tai va, dabar, kai taip žiūriu, kai važiavau į Italiją, ne, ir į Lenkiją, aš ir į Lenkiją tada irgi būčiau norėjus nors porą dienų prieš atvažiuoti ir susipažinti su trasa. Bet čia vėl gal turbūt lenda mano varžybiniai dalykai, kai aš jau noriu susipažinti su trasa, noriu žinoti, kaip kas yra. Bet jo, mes visi skirtingi, man reikia varžytis. Jo, čia geras tas pointas, kad reikia varžytis, bet vėlgi ta svarbi labai žinutė, kad nu, ne vien tos varžybos, tikrai tas... Ir ne visiems gal svarbu, Jo, ir ne nes mes turbūt čia tokie visi susėdę, kurie esam taip. tokie competitive žmonės, bet yra žmonių, kuriem tas rezultatas nėra pagrindinis Ir yra, dalykas. žinok, ir žmonių, va, aš irgi karts nuo karto, kadangi vis tiek bendruomenės vadovė, aš pasikalbu, tai sakau, tai kada bus tavo pirmos varžybos? Aš vis gražiai bandau sakyti, nu tai gal pabandykime tą Kuršių nerijos trailą, jis toksai gražus. Nereikia, sako, man varžybų. Man sako, nereikia. Ir tai yra normalu, ir tai yra jo požiūris, jo Aš irgi sakiau, kad aš maratoną niekada nebėgsiu. Lentinė dar kokio, Ir ne? nebėgu, bet nubėgu 50 Taip. kartų. Nu tai va, kiekvienas esam skirtingas ir tą reikia irgi mokėti, priimti ir ten, kur nereikia, nepušinti. Bet jeigu norisi, kad tau kažkas padėtų ir papušintų, tam ir yra treneris, jis ir padės viską. Nu, čia labai tu gerai apibendrinai mūsų visą pokalbį. Tai iš tikrųjų mūsų laikas jau senka, tai Visas gal batarkės iškrautos. pabaigai dar keletą patarimų norintiem prisijungti, pasakykit, na... Gerai, aš pasakysiu nuo savęs, ateikit pas mus, nereikia nieko, kaip aš sakau, užsibrėžti kažkokių didžiulių tikslų, ateikit, yra faina bendruomenės vadovė, viską padės, viską supasakos, o jeigu jau norėsit bėgti maratonus ir ultras, tam yra Vaidas, jis viską sudėlios iš tikrųjų. Plius yra Jonė išmasažuos, o jeigu rimtai iš tikrųjų yra faina bendruomenė, iš tikrųjų atvirai, aš dabar jau bus metai ir aš kalbu iš patirties. Aš žmogus, kuris yra žmonių žmogus, ir jeigu aš sakau, kad ateikit, tai tikrai yra faina ir labai labai gerai. Ir turėti bendruomenę, su kuria gali dalintis ir neužknisinėti savo šeimos ir kitų draugų, yra liuks. Tikrai. Gal iš savo pusės tai, kad saugiai tikrai tų nuotykių galima ir aplamai trail bėgimas yra nuotykis, tyrinėjimas, tai tos krypties labai kviečiu ją bandyti, išbandyti ir mėgautis ir tą dalyką daryti saugiai. Tai tas gal svarbus yra elementas, kad nepervertinti savo jėgų, nestengtis turėti kažkokių nesveikų lūkesčių per pirmas treniruotės, tiesiog nuosekliai, sąmoningai sportuoti, mėgautis ir patirti nuostabią gyvenimo kelionę. Ką jūs, ponė, apibendrinsite? Ir aš dar gal nuo savęs pridėčiau, kad turiu labai daug draugų, kurie sako, va, aš šiek tiek pabėgiosiu vienas ir tada jau galėsim bėgti kartu. Ir tai jau tęsiasi labai daug metų ir tai niekada nebūna įgyvendinta. Tai siūlyčiau tiesiog pradėti. Tiesiog pradėti, ateikit ir dalyvaukit ir pamatysit viskas po truputį ir jau žiūrėkit, jau bėgsit maratoną. Taip. Tai ačiū Ineta, ačiū Vaidai, Ačiū kad labai. pasidalinot savo mintimis. Tai manau, kad nebus čia vienintelis podcastas. Turim idėjų pakalbėti ir apie traumas, ir apie mitybą, apie šiaip sporto konceptą patį. Tai ačiū visiems. Ačiū Ir Tomui, iki. kad jisai sutiko čia mus pafilmuoti, pavargti porą valandų. Tai labai aš irgi tikiuosi, kad mūsų šitas pasisėdėjimas ir dar turim idėją, siekit, kad sėdėtume visuose skirtinguose metų laikuose. Ir gal ir bėgant sugebėsim padaryti, ne? Minimaliai. Gerai. Tik kitą Ačiū. kartą be odų. Iki. Iki, sako. Iki. Ir panašiai. Bet kitas dalykas yra tas, kad pamiršau, ką aš norėjau sakyti. Bet aš turiu kitą klausimą. Jo, aš gal prisiminsiu, taip. Kodėl man- stabdai? Kai tik pradedi kalbėti, įsijungia akcentas dar panė. O čia tokios mintis apie Tai draugystę. nieko, iš naujo viską papasakosiu. Ne, tai kad vienas turi būti kine, kita turi būti graži. Baliui. vakarėlyje. Aš jau viskas, man nedaug liko pasiruošti. Pravotkės. Raukšlius arba nesimato gerai?